Šis Jėzaus palyginimas skirtas tiems, kurie mano esą teisėjai, bet ar blogai būti teisiu? Argi neturime būti teisingi ir geri? Taip, bet jei būsi nuoširdus, pripažinsi, kad ne visada toks esi. Kartais pasirinki savo naudai, net nesusimastydamas, kad kitas dėl to nukenčia. Kartais pažemini žmogų su baltomis pirštinėmis, tarsi nekaltai, bet vis tiek įskaudindamas. Kodėl tada paniekini tą, kuris suklupo? Kodėl tampi negailestingų teisėjų? Ar tikrai esi geresnis? Galbūt. Bet jei būtum turėjęs tokį vaikystės kelią kaip tavo brolis ar sesė, niekada nemylėtas, niekinamas, matęs blogį, apie kurį tu net nesapnuoji, galbūt pats būtum elgęsis dar blogiau. Mes visi silpni, visi skolingi Dievui, kuris mus myli, nepaisydamas nieko. Jei stovi tvirtai, žiūrėk, kad nenukristum. Jei stovi, ištiesk ranką tam, kuris suklupo. O kai pats suklupsi, nebijok paprašyti pagalbos to, kuris dar stovi. Gražios dienos.